Centro ir senamiesčio atvirose erdvėse vykusius Kauno naktų renginius pradžioje aptemdė juodi debesys ir stiprokas lietus. Taip atrodė aikštė, kurioje skambant varpų muzikai į dangų žadėjo kilti aitvarai. Tačiau nurimus lietui naktinio Kauno gatves užplūdo žmonės. Muziejuose vyko naktinės ekskursijos, galerijoje 101 veikė keramikos dirbtuvės. Mokinam ir žiesti, bandom žmonės sudominti keramiką. Ir visus tos darbus išdžiovinsim ir po to duosim pasiimti žmonėm. Paglazuruosim, jeigu norės, galės patys pasiglazuruoti. Šilkinio laiško Kaunui organizatorės toje pačioje erdvėje mokė tapybos ant šilko subtilybių. Tapyba ant šilko, tai yra iš tikrųjų sudėtingas dalykas. Tai yra reikalaujantis kruopštumo, kantrybės, laiko užsiėmimas. Naktiniams pasisveikinimams duris atvėrė ir lėlių teatras. Kviečiame visus didžiųjų lėlių šou po 11:15. Lankytojai pakviesti apžiūrėti teatro administracijos muziejaus mažosios salės, rodyti spektaklio Naktinis Kauno reviu fragmentai. Lėlių teatras, tarp kitko, taip vėlai atidarytas tikrai pirmą kartą per 50 metų jo gyvavimo istoriją. Didelio susidomėjimo sulaukė senamiestyje uždaroje erdvėje vykęs projektas Dainuojantys kunigai. Norinčiųjų pasiklausyti dvasininkų atliekamų melodijų netrūko. Beveik 100 vietų salėje tą vakarą buvo kone pusė tūkstančio klausytojų. Kauno naktys kultūra ir ekologija nuo sutemų iki aušros surengtos pirmą kartą. Šio nekomercinio renginio biudžetas nesiekė 6 000 litų.